Papasakok, ką matei, ką girdėjai. Oi, visko girdėjau, visko mačiau, visur buvau. Prie mano krantų buvo nugulę žmonių. Neatsimenu, nes tavo buvo nugulę prie mano. Kaip tai gali pasibaigti sostinė, taigi sostinė amžina. Iš pradžių, žinokit, klebonas sakė, žiūrėkit, kad tik padorų būtų. Nu tai 2 kartus ir man pakartoju. Kviečiu visą būrį iš karto. Tų žmonių, kurie visada laiku vietoje atsidurdavo. Švietė ir mano vandenį šildė. Man tai gera buvo jaustis šiltame vandenyje. O dabar jau vakarais mano vandenis, mano judrės vandenis kaustų šaltukas. Ateina žiema. Oi, kaip liūdna. Bet ko čia liūdėti? Taigi metai praėjo taip smagiai, kad man buvo gera. O buvo gera dėl to, kad Viršakio Rūda yra mažoji kultūros sostinė. Kiek visko daug mačiau, girdėjau ir noriu su kažkuo pasidalinti, bet neturiu su kuo. Manau, Viršakį rasiu. Viršakį! Kur tu? Aš tiek visko daug turiu pasipasakoti. Viršakį, kur tu? Taigi, eikš, papasakok. Labas, Viršakį. Labas, Judrė. Kaip seniai tave mačiau. Na, pasakok, ką matei, ką girdėjai. Oi, visko girdėjau, visko mačiau, visur buvau. O tu? Tu atsimeni, kai prie mano krantų buvo nugulę žmonių? Neatsimenu, nes tavo buvo nugulę prie mano. O kiek? Per Viršakio Rūdą dviratininkų pravažiavo. Mačiau. Matai? Ai, palauk. Dviračiai tai dviračiai. O kas čia darėsi, kas čia burzgė? Koks motorų gausmas? Tai žinai, aš tau pasakysiu, tie motociklininkai, tai net asfaltą, žinok, va taip įlenkė per mano upę. Oi. A, Judrė, tu atsimeni? Nu. Kaip čia vyko protų mūšis, kiek čia buvo protingų žmonių susirinkę. Tai aiškugi suvaldyje. Taigi čia prisėdę buvo, čia tokius uždavinius sprendė. Oi, o dar... Eiles kūrė. Kokias eiles kūrė. O tapytojai kokius piešinius nutarė. Judrė, taip, kas čia dar vyko? Jūs ir palauk, galite madesnis įsitikti. Tai žinau, aš irgi, pavyzdžiui, labai poeziją mėgstu. Tai aš girdėjau. O, bet tu atsimeni, kai į Viršakio Rūdą buvo atvažiavęs dėdė. Dėdžių daug Viršakio Rūdoje. Čia toks nepakartojamas, toks fantastiškas dėdėčiais. Oi, ką iš čia išdarinėjo. Oi, ir savo gaspadinę susirado ir taip toliau. Kas toliau? O toliau sugužėjo drožėjai, su pjūklais, su kaltais. Drožė, kalės kaptavo tokius suolelius.
skaptavo, kas ant tų suolelių dabar? Mačiau. Matei? Mačiau. Porelis tik tai sėdi, burkuoja. Reikėjo tų suolelių. Suoleliai. O dar, ką tu man turi papasakot, kas dar vyko? Aš tai žinau, mačiau, kaip moterys, viršakių rudos moterys, vaikščiojo po laukus, rinko gražiausius žolinėlius. Pynė į vainikus, į mandalas. Ir tada, žinai mūsų ąžuolas. Taip, žinau, taigi kaip nežinosi. Tai tiesiog gražiausiom spalvom ir gražiausiais raštais, kaip kilimas užsitiesė. O tada visi palauk. Taigi tada visi sudainavome Lietuvos himną. Aš tai norėjau pasakyti, aš pats girdėjau, taigi mano krantais nuskambėjo tas himnas, tai, oi, kaip ir visa sostinė. Tai va. O dar kiek visokių dalykų čia Ha, nutiko. žinau, o jau kaip buvo smagu, kaip čia vyko tarptautinis kapelų festivalis. Taigi pats buvau. Taip, žinau, bet tu įsivaizduoji, net iš Vilniaus, iš pačio Vilniaus sostinės atvyko Rožytė į kaimą pasisvečiuoti pas Marteliukę. Pas Marceliukę. Pas Teptukę. Ne, bet tai gal čia ir norėjo kokį ryškiai susitikti, nes čia buvo ir senberniai dar atvažiavę prieš tai, tai Rožytė gali. O tai kaip tie su tais senberniais, tai vis dėlto tu Višakio Rudoj kažkaip jom pavyko. Čia kokių gražių damų, merginų susirasti, gal kokią porą susituokė. Na, mano krantuos apie tai nutylino. Nieko negirdėjau. Žinau, ir man. Ir tau. Nieko negirdėjai. Ne. O aš... Labas, Višaki. Liudui jau susitekėjo? Taigi, Tai aišku, jau susitekėjo. Kodėl, taip meiliai? O tai jau rūta iš Taigi mes kur vis čia dar dabar į kitą įtekam. Nu tai viešutė Jurgė. Čia. Čia. Ėjau. Aha. Ąžuolo gatve. Mačiau. Nepaprastai. Gal čia jau Lietuvos. O jau sąskaitų pridėti, noriu vieną dalyką. Mobilizacija. Negalima. Tai va, paskui priėjau prie buvusios mokyklos pamatų. Tik tai. Bibliotekėlė ten yra. Patikrinau knygas, bet neskaičiau. Iš vis patrūksta. Rūta, ar tu girdėjai, kokios čia melodijos skambėjo? Ką? Tai va, tuo momentu, kada atėjau čia bažnyčios gatve, žiūrėdama į žemę, atėmiau pakėliau akis, žiūriu, šviečia Višakio Rudos herbas. Ir staiga melodija. Taip, mes Ir girdėjome. jūs žinot apie ką jūs? Na, prieš Rūdą. Kadangi tu esi balų rūda, čia nuo seniai guli, tai tu viską žinai ir manau viską mums papasakos. Tikrai taip. Tai va, pirma daina apie Višakio Rudą. Kiek Višakio Rudiečių daina? Jai žodžius parašė dar praeitame šimtmetyje dirbusi mokytoja Einorienė. Jinai ir poeziją, ir prozą, ir smuikeliu labai gražiai griežė, bet tie žodžiai tinka tik Višakio Rudui. Jeigu jūs atkreipėt dėmesį, kokie ten žodžiai. Taip, Taip, girdėjom. nebereikalo, žinai, mes čia tuo Višakio Rudoj ir tekam. Taip. Bet čia jūtų daugiau tai nereikia. Oi, kiek čia dar mes aptarinėjam, kiek mums čia prisiminimų su Judrė kyla. Jo. Taip. O dar vieną tai irgi girdėjau. Na. Klausa gerai. Apie tėvų namus. Jūs žinot, kaip būna rudenėjant žmogaus gyvenime. Jį užpuola sesė nostalgija. Toks noras sugrįžti į namus, jeigu jis juose jau kažkur. Jis gal gali grįžti, gal gali jį kas nors atvežti. Bet jeigu ten visurinis laukas. Tai va, Višakio Rudos vyrai sugalvojo padaryti tokį kampelį. Nusiraminimui. Tarp špitolės ir klėtelės. Atnaujino labai gražiai. Šulino išorę. Svirtį sutvirtino. Net kibirėlį pakabino, jeigu ką. O Ultravis su savo komanda, kaip drožė čia visus šitus dalykus, išdrožė tokį suoliuką, kuris tikrai tėviškę primena. Ir karvutį, ir arkliukas ten taip atsisėdo. Pasijaučia namuose. Taip, ir eiles tada pradeda kurti, ir dainas pradeda kurti apie Višakio Rudą. Viskas prasideda
Čia. Višakio Rūdoje. Tai va. Ir šiais metais mažojoje sostinėje kultūros darbą. Taip, o kiek prisiminimų. Rūda, ar tu atsimeni Baltramiejaus atlaidą? Va, tu žinai mano buveinę, žinai? Žinau. Ant tavo Ant kranto. mano kranto. Ten kaip susirinkot kažką, jūs ten dar, papasakok, kas ten Nu, vyko. papasakos, ten labai gera vietelė. Iš vienos pusės matau, kas į Rūdą įvažiuoja, išvažiuoja. Mačiau, kiek plentas įlinko per tą tiltą. Taip, taip, Iš kitos pusės matau, kaip judu susiteka. Taip. Nu, va, na ir ką? Jau tas Baltramės atėjo ir aš einu į jį. Išeinu. Ir čia pat kairėje pusėje vartai plačiausiai atverti. Aha. Tai aš neužeisiu. Aš ir užėjau. Kiemas iščiustytas žmonių pundeliais, būreliais. Visokių eksponatų prikabinėta. Pritaisyta, žiūrėk, kur nori. Kalbas iš vienų. Ir dar žinote, rudnelį kūrenasi. Aš žinot, kas yra rudnelis? Žinom, kaipgi nežinosim. Šiek tiek įsigandau, galvoju, mane ten išlygys. Bet nepasižiūrėjau, kad mane bloga. Tai va, aš ramiai praėjau, visus pasisveikinus. Valdelis padarė tiltelį. Per tave atsimeni? Taip. Toks linguojantis, panašus į beždžionių. Paskui per lanką, takučiu ir ateinu į centrą. O ten viešakis, kad malasi, žinok. Negali būti, Judita, taigi aš ne jisai. Taip. Čia tokie dalykai dėjosi, Judrė, kad tu būtų mačius. Iš bažnyčios po mišių. Su didelė palyda, su vėliavom. Nešėm Višakrūdos vėliavą ir herbą, kurį pašventino per mišias klebonas, kur Višakio rūda nuskambėjo per visą Lietuvą. Tai buvo toks įvykis. O čia žmonės, kermošius, riestainių, saldainių, visko pridėta. Ach, kaip buvo gražu ir aš ten buvau, alų midų gėriau. Ach, Ir Suvalkijos bernioką klausiau. Ach, kaip Suvalkijos bernioką, tai jau tu iš karto paminė. O aš tai buvau bažnyčioje ir klausiau Juozapaičių. Tai ko taip? Aš džiaugiuosi, aš dabar pasikėlus. Laukit, Baičių šeima, taigi tokias Skliautai lėškas. leidausi. Ką ten skliautai, ten bažnyčios senojai norėjo atsiskleisti. Žinau, kaip nežinia, kas turi matuoti. Taip, va. O, tai įsiganda. Bet klausykit, mes čia apie tai, pažiūrėkit, čia žmonių susirinkę. Aha, tikrai. Mes Ir tai kiek nepasisveikinom, daug. tai nieko. Žiūrėkit, dar ir už durų ten kažkaip stovi. Lerpiam, tai gal pasisveikinam. Tai gal tikrai. Sveiki, brangieji čia susirinkusieji. Tik jau nesakyk, kad jau viskas jau sostinėje pasibaigė. Kaip tai gali pasibaigti sostinė, taigi sostinė amžina, kaip Rūda, miestai, aišku. kaip Rūda amžina, taip ir sostinė amžina, ir kultūra amžina, nieks nepasibaigs. Tai tik pradžių pradžia. Tu teisus. Aš manau, kad kaip Kernavė, kaip Kaunas, tai taip ir bus. Taip. Tai sakiau, Rūda. O apie tai, kas čia dar vyko ir dar aišku, amžinai ir vyks, mes norim pakviesti į sceną turbūt mažosios kultūros sostinės taip geriausią žinovą, tai Višakio Rūdos bendruomenės pirmininkę Loretą. Paplojam. Ką aš dabar turiu dar papasakot, kad jūs jau viską papasakojot. Nu jūs labai gerai, jūs čia daugiausiai teliuškavotės, makalavotės, dar aš kartais ir kažkur nuklysdavau, jūs visą laiką čia būdavot. O iš tikrųjų, tai aš norėčiau šiandien pasidžiaugti, prisiminti, kaip tai buvo, kaip tai vyko ir pasidžiaugti. Lygiai prieš metus, va šitą dieną gruodžio 8 Baraginėje, mes priėmėme regalijas kaip mažosios Lietuvos kultūros sostinės. Smagu, sostinę būsim, nu kas čia ir. Pasidarėm planus ir pradėjom veiklas. Patikėkit, smagu pasidarė.
Sužinojom, kad mūsų saliukiai labai maža, talpina apie 200 žmonių, va ir dabar. Ir kiekvieną renginį mes sulaukdame labai daug jūsų. Už tai džiaugiamės, kad tikrai turbūt pataikėme su ta programa, su tom kultūriniais renginiais, su darbais, su veiklomis. Be galo jums dėkojame už tai, kad jūs mus lankėte. Ačiū labai bendruomenė, aišku. Tikrai ne vienos darbas, visos bendruomenės. Ačiū valdybai pasidalinę, kas už ekskursijas, edukacijas, kas už aplinką, kas už grožį, kas už organizaciją. Viską veikime kartu. Ačiū komandai mano. Bet būčiau tikrai labai neteisi, jeigu aš prisimtume laurus vien tik tai bendruomenė. Tikrai ne viena bendruomenė. Pas mus dar yra ir biblioteka su Daiva priešaky. Ir turim švento vyskupo kleboną Andrių, kuris irgi labai įsijungia į mūsų veiklą. Aš drąsiai galiu pasakyti, kad visas pavasaris tai buvo Daivutės nuopelnas. Tie renginiai, kuriuos mes sugalvojame. Tie renginiai, kaip ir protmūšis, kaip ir dėdė pasikvietė. Labai puikus renginys Gaižauskas su Latėnai, tai iš tikrųjų įvyko. Smagu. Klebonas mus įsileido į bažnyčią. Aišku, ten geriausia vieta, mes daugiausia ten rengėme parodas. Tai buvo pati geriausia vieta. Iš tikrųjų, nu kur erdvė, čia mūsų nedidelė erdvė, iš tikrųjų. Iš pradžių, žinokit, klebonas sakė, žiūrėkit, kad tai padoro būtų. Nu tai 2 kartus jis man pakartojo, paskui jis priprato prie to, bet mes viską gražiai elgėmės. Paskui tik parašo jam, kas čia kur ir iki kada, jis kiekvieną sekmadienį gražiai skelbė. Aišku, gražiai minėjome ir tėvų ir motinos dieną. Labai gražus buvo atlaidas, kada atvyko Leitaitė su dukra per Švento Stanislovo atlaidus. Nu smagu, bendradarbiavome kartu. Labai ačiū kultūros centrui. Aš žinom, kad vasarą jų būna vaikį čia perkrauta. O ką darys, įgarsinimų reikia, atvažiuoja. Taip, mes prisidėjome prie to, kad mes buvom dar vienas toks egzempliorius, kurį reikia kažkaip tai vis tiek irgi, juk esame sostinėje ir jiems turėtų tai rūpėti. Vienu žodžiu darom, aišku, aš dabar gyriau visą Višakių rūdą, atsigyriau ir Višakių rūdiečius, iš tikrųjų labai dėkuoju dar Višakių rūdiečiam. Mes neskelbėme šito, bet už materialinę paramą. Labai daug žmonių prisidėjo materialiai. Jeigu negalėjau materialiai, prisidėjau darbais, nes mums ir tikrai tų darbų atsirado, tikrai buvo labai smagu. Aišku, va tos išliekamosios vertės, kai sakė, tie suoliukai žolinė padaryti, ta regalijos kaip vėliava ir herbas, tikrai mes nebūtume pagalvoję. Aš galiu prisipažinti, aš net neįsivaizdavau, kad Višakių rūda gali būti mažoji kultūros sostinė. Mes esam tikrai nedidelis miestelis, mes turime apie 200 gyventojų. Ir turėti būtent šią vėliavą ir herbą, čia nebuvo į planą įtraukta, bet buvo pamesta tokia mintis. Nu, buvo, žinokit, čia kažkas tai tokio. Ir mes dabar labai didžiuojamės. Labai noriu padėkoti iš tikrųjų kaimynams, Jankų kraštui, Jankų gaspadinėm. Jeigu koks renginys, jau žiūrėk, su padėkliuku atbėga. Nu, šiaip Jankų kraštas daugiausia maitinamus. Jie tą sugeba. Labai ačiū. Labai ačiū ir Bagotai, turbūt čia nieko nėra, nes žinau, kad Audrių kviečiau, tikrai negali, žmogus serga. Irgi patarimai, savo pagalbą. Kristinai labai ačiū už visą laiką palaikymą. Iš tikrųjų tai taip, nelengva buvo. Ar kartotume? Nu, po kokių 5 metų gal. Dabar tegul Naumiestis pabando. Ar kartosime? O iš tikrųjų tai tikrai didelis ačiū. Ir svarbiausia, tai ačiū jums, kad jūs mus lankote, lankėte ir kad jūsų šitiek daug susirinkdavo. Reiškia, mūsų per niek nenuėjo darbai. O dabar mes norime, pasidėjom čia ant stalo truputį dovanų, mes norime padėkoti. Višakio Rūdos kaimo bendruomenės padėka Kazlų Rūdos savivaldybei, merui Mantui Paraškai už bendruomeniškumą, pagalbą ir materialinę paramą mažai Lietuvos kultūros sostiniai.
kaimo bendruomenė dėkoja UAB Remavita direktorius Ričardas Martinkus už materialinę paramą mažai Lietuvos kultūros sostinei. Višakio Rūdos kaimo bendruomenė dėkoja Jūratei Mikelskienei už bendruomeniškumą, pagalbą ir materialinę paramą, taip pat mažai Lietuvos kultūros sostiniai. Padėka Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centrui direktorius Valdas Andruškevičius. Už bendruomeniškumą, patarimus, pagalbą organizuojant šventes. Ačiū. Kazlų Rūdos turizmo ir verslo informacijos centrui direktorė Guoda Malinauskė. Už bendruomeniškumą, patarimus, informacijos sklaidą mažojoje Lietuvos kultūros sostinėje. UAB Riktus direktorė Zina Urbanavičienė. Už bendruomeniškumą, pagalbą ir materialinę paramą mažai Lietuvos kultūros sostinėje. Padėka Mocevičius firmai Ginalas, vadovas Gintas Mocevičius. Už materialinę paramą mažai Lietuvos kultūros sostinėje. Kviečiu visą būrį iš karto. Tų žmonių, kurie visada laiku vietoje atsidurdavo, kad užfiksuotų visus sostinėje vykstančius momentus įdomius. Tai Vytautą Mykolaitį, Dominiką Žvėrienę, Ernestą Vaitkevičiūtę, Viktoriją Šilauskaitę, Eglę Kančienę. Rūdos seniūnijai ir seniūnui, kuris visada laiku ir netgi pirmą mūsų atidumdavo padėti. Kaimynams jankiečiams. Ypač, kai kalba sukasi apie maistą, kai skrandis užtrimituoja valgyti, greituoju būdu atidunda. Jankūgas Padinis, Virginija ir Daivutė. Dėjo materialiai, žodžiu, patarimu ir kritika. Visiems nuoširdžiausias ačiū. Labas vakaras, gerbiami bendruomeniečiai. Vis tiek suspėjau sudalyvauti kartu su jumis mažosios Lietuvos kultūros sostinės, bent jau paskutinėme renginyje. Aš supratau, kad jau labai nuoširdu tai, kas vyko čia pas jus. Ir vien tai pamatęs, įėjęs į šitą salę šitiek daug žmonių. Ir dar, kaip pasakė bendruomenės pirmininkė Loreta, kad jūsų yra tik 200, salėje telpa 200, bet netelpa 200. Reiškia, 99,9% gyventojų atėjo čia ir dar kartu su savimi atsivedė savo artimuosius, kurie iš kažkur kitur. Labai smagu, labai džiaugiuosi. Ir galvoju, kad tie rudens sprendimai, kuriuos jūs priėmėt, mane įpareigoja būti dažniau su jumis, lankytis jūsų bendruomenėje, tikrai tai pažadu, taip ir darysiu. Ir taip pat aš galvoju, kad nuostabaus krašto nuostabų žmonės. Iš tikrųjų unikalus kraštas. Negalit pasigirti kažkokiam labai derlingom žemėm, bet galit pasigirti geležies rūda. Galit pasigirti didelę plačią širdimi. Galit pasigirti tuo, girdėjau jau pasakė pirmininkė, perduosim Kudirkos naumiesčiui, galės džiaugtis. Taip, labai norėjau, tikrai
Aš irgi labai norėjau, būdamas Šakių vicemeras, kad Kudirkos naumiestis taptų mažosios kultūros sostinė. Ir aš galvoju, kad tikrai turėsit progų jiems pasakyti, ką lengva daryti, ką labai sunku, ką galima kartu padaryti ir taip toliau. Rankose laikau padėką. Noriu šalia savęs pakviesti arčiau gerbiamą pirmininkę Loretą. Lietuvos Respublikos Seimas padėka Višakio Rūdos bendruomeniai ir pirmininkiai Loretai Matusevičienei už nuolatinę nuoseklią veiklą telkiant krašto žmonės šventėms ir darbams. Už idėjas įamžinant unikalaus etnografinio kaimo istoriją, čia gyvenusių žmonių atminimą, erdvių puošimą, už paveldo garsinimą, turistų pritraukimą, už sukurtą ir sėkmingai įgyvendintą projektą Višakio Rūda Lietuvos mažoji kultūros sostinė 2024. Praturtinus į miestelio gyvenimą kultūros renginiais ir už Višakio Rūdai sukurtus ir padovanotus herbą bei vėliavą. Tegul visi jūsų prasmingi darbai būna vainikuojami sėkme ir įvertinimu. Lietuvos Respublikos Seimo narys Darius Jakavičius. Visiems. Labai trumpai, daug nevarginsiu jūsų kalbom. Aš tik tai noriu paklausti, ar atsimenat, ką sakiau per atidarymo renginį? Kas atsimena? Vieną labai svarų momentą. Aš gerbiamai Loretai ir visiems tada sakiau, kad ne tik garbę gaunat su šituo statusu, gaunate ir prisimate labai didelę atsakomybę. Ir noriu padėkoti visai bendruomeniai, pirmininkiai, visiems, kas prisidėjo prie šių metų renginių organizavimo, kad jūs tą atsakomybę prisėmėt ir nešėt su kaupu. Buvote pavyzdys visiems, kaip reikia dirbti, kaip reikia organizuoti, kaip reikia galvoti, kaip reikia įtikti. Tai ačiū Jums labai ir Kazlų Rūdos savivaldybės mero Manto Varaškos vardu. Dėkoju, gerbiama Loreta. Turbūt didžiausias džiaugsmas yra sveikinti bendruomeniai. Tai Loreta, aš vis tiek noriu, kad tu ateitum čia. Nepaslaptis, kad pavydėm Jums šito statuso, pavydėjom. Bet kažkaip bežiūrint visus metus, kai tau neina priskambinti, kai tu nesakai žinutės, kai tavęs tiesiog neįmanoma pagauti, supranti, kad žmogus atsidavęs visam savo kraštui, savo miesteliui, savo bendruomeniai. Tai, brangieji, linkėdama visiems, būkite tokie vieningi. Iš tikrųjų, šitam žmogui ir jai, jos visam kolektyvui, linkiu prisėsti, apmastyti tuos sunkius kelius ir žengti iš naujo. O žengti su energija. Taip, energetinis. Linkiu labai tokios stiprybės, negalvoti, kas buvo blogai, o galvoti į priekį ir kurti ir generuoti naujas idėjas. Didžiausios sėkmės visai jūsų bendruomeniai. Džiaugiamės. Ir kad šiandien sostinės uždarimas, tai smagu, tai šventė. O šventės tai reikia švęsti. Joks čia neuždarimas. Ir toliau mes kaip galėsime, truputį mažiau, nes nepripratau nei prie vienos didelės šventės, nepripratau. Tai mes tokias mažesnės. Pažadam, jūs tik mus lankykite. Buvo tokių momentų, kad sakydavo, jau negaliu, viskas, nemoku, nežinau, viską išmoko, viską sužinojo ir mes už tai bendruomenės vardu tau iš vietinių žaliavų medalį. Nu matot, kai kas likome ir be darbo, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad šiemet mažai reikėjo ką daryti.
dirbo, čia padėkos saldumynai ir energijos. Na ir ateičiai šita taurė gausių renginių tegul būna pilna.